tuoj pat galėsime pradėti mūsų antrąją pasirodymo dalį. Jūs pasiruošę pasirengę? Mums reikia aktyvaus garsinio patvirtinimo, ar jūs pasiruošę pasirengę? Gerai, reikia tiesiog pradėti, reikia nemąstyti, atsistoti, su jumis bendrauti, atsipalaiduoti, reikia nemąstyti, ar dėmesį jums šį vakarą paliko, šitą kėrą ar ją karštesnį negu zipo, degantis ranką, aš nežinau visokių kliukų, nors internete pilnas zipo triukų, bet žinau, jeigu nors vieną atsiminsiu, aš kada vaikystėje jį mokėdavau, pridėk nuo džinsų, tu žinai, takis iškėliu jokio flyerio, jeigu pamažu į čia antarį, jokio flyerio nereikia, žinai, tikrai žinau jūsų komandą, visa Lietuva puikiai žino gargždų bangą. Tikiuosi, kad tavęs nenuplaus. Tokio dalyko dar net nemačiau, nebuvau sutikęs aš tai šito žmogaus, bet tu žinai, gali mane laikyti nedorėliu. Bet ar žinai, kas yra ant $5? Galiu pasakyti, galiu jų prilinti visas tokias mintis. Šį čia Abrahamas Lincolnas ir jo pobleto prie galvos. Pamažu jie viską šitaip eina tiesiai iš kalbos, žinai tikrai. Ir jeigu mes gyventume pas Dievą, duodi man obuolį, tai tu jau būtum Ieva. Taip tikrai, ir jeigu bairo nėra, jeigu čia bičias akis su kamera, man taip įdomu, kad jadami matai visai vienodai. Atsimink ir pats, kaip tu šį vakarą atrodai. Yes, toliau mes važiuodami, taip toliau ir viską kontroliuodami, galim suprasti tikrai, kad mes nežuvę. Pamaniau, kad pasikabinai spyną, bet čia juk maža gertuvė. Nežinau, tai gal tiltų vienas šoltas, bet jeigu vis dar reikia mano protas, kad esu kontroliuotas iki galo. Aš tai šito instrumentalo viską galim pasakyti, juk mes juk ne Metallica. Rankui pasiėmęs juodą ir raudoną šaliką. Žinai tikrai, kad jamą gali užsidėti kaip turbaną ir vaidinti Talibaną. Pasakyti, jeigu žodžiais akiniai jūs pasiekė, žinai, kad po to negalėsim pamiršti, nes mes švelnesni už šitas pūkuotas pirštinės. Ir jeigu pas tave atkeliavom su šitą energiją, Daninas Zaikas, šičia iki pauzės. Nežinau, tikrai galbūt netgi neklausiu aš, kaip yra ir kaip čia šitaip atsitiko. Bet man atrodo, čia kažkokia machinacija ant pakybo. Išimas išrinkti šoną, aš į mikrofoną. Sakau, kad pirmą kartą man bičas duoda tamponą. Aš žinau, kad tu turi problemų. Stotum čia prie sienų, tuomet dar kartą, jeigu paminėtas jau tamponas, Karolį solo saksofonas. Žmonės atrodo nesutrikę, juk jau sakėm, kaip baigia gražiai groti. Žmogui reikia labai šiltai paploti. Žiūrėk, toksai dalykas tau matytas turbūt. Čia yra grinderiais ir užrašyta dude. Man tai patinka, tikrai tokie prikolai čia. Kasgi čia per tokią keistą foliją. Nežinau, netgi atspėti negalėčiau, neturėčiau to daryti. Netgi rankomis neliečiau pasakyti. Viską reikia, jeigu supranti, kokių mes triukų darom. Matai, plaukai trumpi, juk man nereikia šūkų, kurie sėti. Jom grot nemoku, jeigu pamažu šį vakarą su roku, tai praleisit gerai ir su hip-hopo kultūra. Bičius turi trumpą, bet rimtą cukūrą. Labai džiaugiuosi ir sveikinu tave, jeigu mes čia su savo nuomonė taip viską pasako, man daiktas matytas, netgi tavo kūdikis dėvės Adidas. Nes jeigu dar viską to pasakyti toliau, galima ir čia padaryti žmogau, labai prašau, juk spalvos tos pačios ir tas pats lygis, tos pačios spalvos, kai skiriasi tik tai dydis. Jas gali tik
jau, pakelk visi, didelis respektas Adidas ir Run DMC. Jeigu toliau dar gali tęsti šias visas temas, taip įdomu, nes nesuprantamas man šitas visos dalykas, bet matau, kad jau nemenkos visos mintys po 8-2-5. Jeigu filmuoji įskaityti gali, jeigu tokie dalykai net nepanašiai nieka nematytas, na gerai, aš būsiu logiškas, netiktų man šis laikrodis jis moteriškas, bet jeigu jį turi, tuomet aš irgi galiu sveikinti, jeigu dar galima atsistoti čia kažkur taip, įsiterpti į žmonių minę, jeigu čia dar vieną rožinę ausinę, taip įsidėtumėm, žinai, jeigu jie tau ją matėse, įsidėtumėm po vieną ausį ir klausytumėmės dviese, jeigu gali suprast viską kaip vyksta, viskas kol kas, supranti, kad mes jau sakom viską kaip faktą, freestyle tiek daug jis net netilptų į USB raktą, žinai, tikrai, kad greišinti plekiam, važiuoji kaip su raiteliu raitu, jeigu mes šitaip kapojam, čia daugiau negu 100 gigabaitų, ir aš žinau, kad jis visus žinau jų kaip dalgis, kai šlago spaudžia šitoks šaltis, man tai patinka, kad čia sėdi bičias Husky Academys, aš tau galiu jų viską pasakyt, galim pamatyt, pratęs iki ryt visus tokius vairus, gerai jau dar kartą sugrįžus, jeigu galim parodyti balas ir bičius, visus, kurie čia šį vakar susirinkę, tu žinau, kad čia tikrai mes kaip bokso ringe, bet jeigu supranti, kaip eina tokie vakarai, pažiūrėk, kaip visi jaučiasi nerealiai. Toliau, jeigu pagavom šitą flow, man atrodo, kad jau galim pagaliau pabaigti šitą antrą dalį, visą šitą dalį daiktų, nes aš suprantu, yra tokių, kurių net nesuprantu, bet galim viską kaip tau pateikti, kaip matei, viskas logiškai, viskas greitai ir jokio blefo, anei, nei vienos apgaulės, nes viskas čia tikra, čia tikrai ne politika, ir mes ne ikrą valgom ir kepam ant batono, geriausiu atveju paštetą, bet tu žinai, kad jeigu čia per mikrofono gali viską pasakyti, kas tau net buvo nereikia, tai iki vakaro čia. Gali suprasti, kad kaip rusai sako, jums jau хорошо, jeigu būsiu be kartu. Taip šitų sienų keturių, aš tikiuosi, kad aš dar ką pasakyti turiu, kad mes galėsim su visu šitų būriu. Pasidžiaug gerai, nes žinai, kad tikrai neberiu, yra visokių ir įvairių. Mes galbūt esam tarp tų keistesnių kategorijų ir kitoj, bet jeigu pas mus Lietuvoje yra unikalių žmonių, kurie taip viską daro, oi, kaip savaip. Šičia jau net galim pabaigt, bet reikia dar kažką tai tiksliai nusvaigt, kad tu suvoktum visą esmę, ką mes čia darom ir kodėl visą tai bandom perteikti jum. Nes kaip sakiau, kad iš tiesų mes jum privalome pakilti aukštyn dangun viršum, ten kur galėtumėm būti, ten kur dar nebūna. Niekados mūsų vidus ir mūsų mintys nežinai, kad viso šito jau gana, kas aplinkui ir kas mūsų supa, kas senera, kokius klipus į YouTube'ą. Juk netame esmė, bet tu žinai, juk viskas tau matos, čia net ne koncertas, čia beveik teatras, nes visą tai juk matot patys, tavo akys sako, vyksta kaip spektaklis, bet tu žinai, kad jie važiuoja taip, nepametę savo stogo, jokios režisūros čia ne Koršunovo, spektaklis ne Romeo Julieta, bet jeigu mes stovim atvažiavę čia į šitą vietą, dar kartelį galime sustoti, karštai parodykit mums, kaip jūs mokat ploti. Ačiū labai.